nebūdavo paskaitų. Užklasinė veikla su tam tikra grupė, kas yra labai šaunu, tai kad daugelis ir šiandien yra kartu. Nebūdavo paskaitų ir pirmose kursuose nedirbau, tai to pasiilgstu. Daug laisvų buvo. Turi daugiau laiko valus ir gero. Studentas informatikos dar gaudas raštuoja matematiką, darbuotojas informatikos ir nebėra. Studentas toks mažiau atsakingas, darbuotojas toks atsakingesnis. Koncertai. Roko operos, aišku. Roko operos. Bet dar labiau biksų koncertai. Tai afterparčia Alaus namuose. Oi, buvo daug roko operų. Manau, kad buvo daug alaus gėrimo rekordų. Taip ir dabar. Jūs tikrai aš neatsimenu, kaip aš nerengiausi, aišku, džinsai gal paprastai viskas, bet... Pradėti dirbti dar nebaigus miko. Pradėkit siekti dar nebaigėm. Pirmiems mokytis, o ketvirtiems surašyti tą darbą ne paskutinę naktį. Ne vienas nudegė. Reikėčiau išvažiuoti užsienį, bent vienam semestrui, pastudijuoti užsienį. Tikrai praverčia, išplečia akiratį. Pirmo kurso dar nieko nedaryti, o ketvirto jau nieko nedaryti. Pirmo kurso gerai pasirinkot, ketvirto kurso pasakyčiau, kad, sėkmės, toliau. O studentaut? Nebijot blogų pažymių, nes jų vis tiek bus. Ko gero mokusi ne paskutinę naktį. 2 naktis prieš egzaminą. Aš vis dar mokausi magistrantūros antram kurse. 2 metus rašiau. Reikia draugauti su dėstytojais. Ne. Labai pergyvenau, kad teks gatvę šluoti. Tai dabar žymiai geriau. Tas yra atrodyti protingai, o ne būti protingai. Pas nežinau. Genetika. Neatskleista dar. Tai unikalus receptas. Čepkeliai. Aš nesupratau klausimą. Micus. Micus atrodo. Integralas. Micus, sakyk Micus. Integralas. Buvo būda tos katinas vienais metais, kitais metais buvo Micus. O jis toks buvo kažkoks? Micus? Micus? Feliksas? Gal... Katinas? Aš tai atsimenu, kad buvo roko opera, ten